Taip, dabar tik tai klausims, ar nebus biški, ką persistengite? Ką? Nes, kaip sakant, čia yra video aprašymai parašyti, kad yra humorų laida. Ir jeigu aš pasakiau, kad visur bus nukrauta, tai nebūtina viską taip reikėjo nukrauti. Nelabai subtiliai dabar atrodo. Dabar atrodau kaip mergina, kuri paprašė turtingo vyro, kad jai rožių nupirktų. Bet vietoj rožių skrandis skaudėjo, mineralų trūko, buvo pabėgimo ir dar diarėja buvo prasidėjusi, jai stipri. Reikėjo atsistatyti mineralų ir šiaip vakarėlį. Ir vyras vietoj 1000 rožių padovanojo 1000 mineralinį vandens buteliukų. Tai galėčiau kelti dabar taip apsikabinis. Va. O ar mane jis myli, atsakys ateityje likimas. Šiaip ačiū labai, kad, nepagailėjau, kaip sakant, vandenuko. Labai tikrai malonu. Nebijokite, žiūrovai, taip ilgai nesitęs. Šitaip visą laidą neatrodysim. Galima, nors galima, rėmėjams Vytautui mineraliniui vandeniui galiu pasakyti, norit, kad taip atrodytų laidą? Galima. Parašykite laišką, atsiųsi sąskaitą, kiek kainuotų. Ačiū, kad esat. Tai ką, pradedam laidą. Dabar nurinkit viską. Sunešiojame visą Vytautą, išgerime dar pusę, nes geras workoutas gavus, ne, redaktoriau, ne, Ieva. Ir tu, Lenkai. Gerai pasportavai. Pažiūrim, kokia situacija yra kanale pas Mantą Stonkų. 67,1 followerių ar subscriberių čia vadinasi. Subscriberiai yra gerai. Galima sakyti, Vytautas atvežė kokį 51 000 subscriberių tau. Bibenosi, tai džiaugtis dėl to, o dabar būtų galima gal padidinti dar, jeigu dar nesekate jo kanalo ir, bet norite matyti mane. Jūs galite sekti jo kanalą, bet matysite tik mane, tai apsidraudimą iškart pranešu. Jeigu galite, pasubscribinkite, ir ačiū už komentarus. Praeitos laidos štai tokie geriausi komentarai. Jau užpisiu klausytis apie tą Žemaitaitį. Patinka tau jis gerai, bet nereikia per kiekvieną laidą pusę nahui laiko šnekėti apie jį. Bet linkėjimai ir tau. Geras savaitgalio. Labai geras komentaras, o mumis užpiso stebėti, kaip Žemaitaitis laimi savaitę iš savaitės. Vien pergalės. Ir dar vienas komentaras. Paskaitykim bet kokį. Vituks ir Respektuks, ačiū Mantai iš personažų, kuris deda skersant Lietuvos priešų pagarba. Prikučio Mantai, vis širdį atiduodu, visą savo kretingalį iš savęs išplėšiu, čia Mantui dėkoju. Aukšta kokybė ir žema kaina, žvengiu, aš irgi. Šiandien jis mūsų laidoje yra tas personažas, bet nesimato. Tai neparodysime. Vytų šou 26 sezono laida. Žiūrim, ką turim. Aktualijas. Jau užpiso apie tą Žemaitaitį, juk sakė žmonės. Žemaitaitis apgautas dar kartą. Skelbė gavęs neva tikrus laiškus iš JAV departamento. Žemaitaitis švenčia kiekvieną dieną melagių dieną. O žinot, kaip dar melagių diena yra liaudyje vadinama? Durnių diena. Kaip sakant, su tavo diena ir vėl eilinis antradienis, Remigijau. Sveikinu. Tai dabar lauksime laiškų. Man atrodo, jis vis tiek Remigijus. Aš, pavyzdžiui, man tiek apgaudinėt, aš neapsikešiau. Aš pradėčiau irgi tuo pačiu atsakinėti. Bet žinot, tą pasaką Miki Melagėlis, kur vieną dieną jam tikrai parašys Elonas Muskas. Ir jis Žemaitaitis nusiūs tiesiog Bibių nuotrauką, sakys, manęs neapipisinėsite, va, imkite jum. Ir tada Elonas Muskas įdės į X-ą. Užblūrinis taip, bet nedaug blūrin, 2 pikseliukai tik tai. Užblūrintą įdės ir sakys, va, koks Lietuvos stuburas. Core, Lithuanian core. Stop. Kur jūs be manęs? Sako, Seili programėlė. Jeigu keliaujate į užsienį ir norite turėti duomenis, norite skambinti, norite rašyti žinutes taip, kaip darėte savo gimtajame krašte, mūsų mylimojoje Lietuvėlėje, viskas, ką reikia padaryti prieš išskrendant iš Lietuvos, atsisiųsti programėlę Seili, pasirinkti planą,
į tą šalį, kurią skrendat, šalių yra net 190, išsirenkate kokį norite planą, nuo 1 GB iki 20 GB, nusiperkate jį, susimokate ir šiaip kaina labai maža, ir tada atskrenat su lėktuvu, tarkim, į UK, išlipat iš lėktuvo, įsijungia telefoną, o ten jau duomenys veikia, skambučiai veikia, žinutės eina, rašo jau iš Peterboro darėlis, daro, kur esi, jau kurva laukiu tavęs prie žiedo, davai priliek, šmauk, tuoj varysim į bernelį, užėgia, bam, šiandien Liepa koncertuoja, viskas žiauriai gerai ir tu ten atrašinėjai, tuoj kurva išeinu, jau tik pasimsiu dar iš tų bulgarų tašę savo. Žodžiu, supratau, turi duomenis, galite skambinti, galite rašyti, galite Instagramą kelti, galite TikTokus filmuoti, po to tos TikTokus žiūrėsim per Vyto šou ir aptarinėsim. Ir viskas tik tai Seili dėka. Seili programėlė privalo būti jūsų telefone, jeigu keliaujate į užsienį ir jeigu norite sutaupyti pinigų. Tai eSIM programėlė, su kuria jūs turėsite geriausią internetą, geriausius duomenis ir geriausią kainą. O nuolaidos kodas yra Vytukas ir jis suteiks 15% visiems planams. Nuolaida, ta prasme, suteiks visiems planams 15%. Daugiau informacijos video aprašyme. Seili. Matok veidu. Gintautas. Žiūri, kaip aš apie Remigijų šneku. Jav karių pagerbimo ceremoniją nedalyvavęs Paluckas. Regionai irgi svarbi gyvenimo dalis. Tai gerai, čia kaip Mindaugas Timinskis panašiai. Man baldus atvežė, kodėl aš turiu žaisti rinktiniai. Aš suprantu tai. Žmonės regionuose balsuoja, o ką tie negyvi kareiviai, jie balsuos. Dėl demokratijos nebalsuos, tai kam ten eiti? O ką ten, ką per Amerikos televiziją parodys, kad premjeras buvo laidotuvės, kas jiems tiems amerikonams svarbiau. O žmonės kultūrnamyje laukia ir net važiuos Gintautas. Tai aš pilnai pritariu, pilnai suprantu ir lenkiu žemai galvą už vertybinį stuburą. Dar vieną naujienų ir čia jau matau, mes žengėme į užsienietišką rinką. Lithuanians fermented drink to ward off a cold. Ne vien žodžių nesupratau. Tu galvoji, kad mes kretingaliai anglų kalbą mokėmės? Regionai irgi svarbu, bet angliškai mes nesimokome tenai. Mums ir anglų, ir Amerika, mes laukiam, kol ateis mums. Mes net vadovėlį neskaitome, mes laukiam, kol atvažiuos politika ir paaiškins viską, kaip yra iš tikrųjų, iš pirmųjų lūpų. Bet aš suprantu, mačiau kažkur, kad Kambučos asociacija jau griebėsi už galvos, sako, gira, lietuviška gali išstumti mūsų iš rinkos. Ir išstumsim. O aš labai rekomenduoju dabar, kadangi jau Velykus artėja, babu bus padariusi kandą didelį giros su razinkom. Pirmą dieną negerkit, antrą dieną negerkit. Prispilkit 3 litrinį ir padėkit šiltai. Praeis savaitę, tada atsigerkit. Pamatysit, kas tada bus. Tada kitą rytą jau galėsit kambučą gerti, nes reikės tiesiog. BBC neturi apie ką rašyti. Anksčiau rašydavo, lietuvis ten pasmaugi žąsį Peterbore, kad galėtų išsikepti. O dabar rašo apie girą. Kylam laiptais, džiugu. Man pažįstams. Ne, čia Meška. Galvojau, kad Žemaitis eina, tiesiog iš nugaros toksai panašus. Ką rašo? Mešką aš fiksavęs Šalčininkietis vienu metu netapo truputėlį baugok. Šalčininkietis pirm kart Žemaitį pamatė savo miškuose. Co tu kurva? Sako, koš, dzepeško memeško, prieško meško. Šalčininkietis sako, tai va žinokite, va taip atrodo, gerbiami jums sakau, Lenkai, taip atrodo Žemaičiai. Tai tu įsivaizduoji, nueini Žemaitijai į Lidlą, kurva, vien meškus tarp kasų vaikšto. Ir šnekus, o tau įdėti tų krusanų, šližių, nori. Kita meška, aš dabar alų perku. Ketsi meškiuks lipa, mam supjaustyk mesus muniai. Ir va taip atrodo taip. Tai Šalčininkietis Lidlę pamatytų plungiai kur nors. Kaip apsiperkinėja prieš Velyką žmonės, tai ne tik baugoka pasidarytų, bet ir klausomėt personalo. Akžeto lečko, elito naujienos. Kad tik tai būtų geros naujienos, kurios išprovokuotų dar vieną skandalą. Kad tik tai kokio Ančiasnapio veido globėja paprašytų, kad Delfis parašytų straipsnį, kaip Stonkus tyčiojasi. Ir vėl ant to bibenosių kristų visus manatkės, o ne ant manęs, nes aš esu Vytautas ir prie manęs niekas neprisipisnėja. Gerai viskas. Tai jau turi kitą.
Aš dar rašiau žinutes, rašau. Sveika, nori Kretingalį gal apžiūrėti? Ar esi mačius gražiausią Lietuvos tiltą Kretingalėje? Gal nori iki Kretingo žiemos sodų palėkti? Nieko nepasinina. Aišku, nepasinina, nesu Ramūn Cicėnu šoka. Ar ne Ramūn Cicėnu? Mačiau, Audžiui Veršim buvo Ramūn Cicėną įdėjus į nuotrauką. Tai su tuo Cicėnu yra. Ko žvengiate visi? Man širdis plyšta. Aš pasileidęs šokoladą per Vinampą. Klausiausi, ašaras bėga, o jie juokėsi iš manęs. Galėjo, ir kas, kad aš ne aktorius, ir kas, bet irgi galiu parodiją daryti. Vat Lenko dariau, Meškos dariau, Nausėdus darau. Su Cicėnu Ramūnu. Sakai, Ramūnai, tu juk esi su Valiukaite jau. Kaip sako Ramūnas Cicėnas, dar pažiūrėsim, kaip čia baigsis. Davidas Zvonkus Vilniuje rėžėsi į šviesaforą. Ir sumaitojo ne bet kieno, o Stano automobilį. Man įdomu, kokia Stano nuomonė šitoje vietoje. Žinau, ką sakė Zvonkus, taigi buvo ištisinė. Vienintelis žmogus, kuris nuolatos mato akląją zoną visada ir avariją padarė. Kaip sakant, reikia žiūrėti abiem akim į kelią. Nesidairyk į šonus, Davidai, žiūrėk visada tik tiesiai. Gerai, kad dar Stano nutrenkė. Būtų Lietuvos delfinariumus netekęs eksponato. Žinai, ką sakė Stano, kai pamatė, kad mašiną Zvonkus supiso. Vudyje atpažinis autobusų vairuotojas vos nepadarė avarijos. Blėt, Zvonkui dar ir autobusą duosite vairuoti. Vudis, Stano, visas. Kur čia važiuojat? Kelias į žvaigždes? Sako troleibusų vairuotojas. Jo, Donata bilietus ryža tikrina. Vilija gale atsisėdus pro langą žiūri. Kitas troleibusų gale, autobusė gale, bomžas. Paskui sako, ne bomžas, minu čia liktai yra. Ko jūs juokitės, aš nesuprantu, čia ne humoro laida, čia aktualijų laida ir apie elitą mes šnekame. Ir tada per 2 vietas ir miškis atsisėdis, marinuot kiaulieną valgo iš kibiriuko, tiesiog svagūną ant ausies pasikabini, žvengia, skarai, sako, čia mano yra. Ir tada įlipa laimis iš barų, į tą autobusą, pisa visiems iš kojos, tiesiog pradeda daužyti. Sako, čia kelis žvaigždės, čia ne baras, atsiprašau. Laukia labai sugrįžimų kelis žvaigždės tikrai. Eisiu į visus koncertus, nes tikrai bus ir Kretingalyje, net neabejoju. Kretingalis arenoje, mes taip vadinam. O Kretingalis kioską vadinam Akropoliu. Kičiu, bulgarai. Bulgarų grupė Hipokrit. Albumo muzikos prodiuseris B. Paviljonis kurdamas naują Hipokrit, albumo muzikos prodiuseris Paviljonis atsidūrė ligoninėje. Na taip suprato gal, nes tie du, kuris čia Paviljonis, tas yra, nesu kepuriuktas, kur rodo viršų. Sako, reikia daugiau mušamųjų. Ką pradėjo pyzdinti Antanas, joti iš galo į, ne man, bet jau sudaužė. Arba sukūrė, negaliu taip juokauti. Nes norėjau sakyti, nukirpai čia viską, ne ką juokaujam. Tai gerai, sorry, įsivaizduojat, ką šnekėjom. Visam laikui uždaryta, visam laikui, bet jau viskas, dabar jau visam laikui iš tikrųjų. Dar buvo uždar, taip atidar. Ryte atidar, vakare uždar. Ir vieną dieną atėjo, Viktorija sako, всё, uždarau, навсегда. Ir užrakinu. Ir darbuotojus viduje. Blėd, mums namie reikia eiti, sako. Pohui, visam laikui uždarau. Tai dabar galite nueiti pažiūrėti realybės šou akvariumus Šiauliuose. Shop by Seagull. Bet paskubėkite, nes man atrodo, vandens nėra, maisto nėra, tom pardavėjom gal 2 dienas liko tik tai. Bet šiaip dabar pats įdomums. Susirinkė visi Šiauliai, žiūri, kas pirmą iškris. Neiškris, nukris. Į 32 gimtadienį Simona Lipnė žengė iškilmingai. Esu geriausioje vietoje per visą savo gyvenimą. Ant laiptų su tortu ir raudona bliuskele. Kas nenorėtų būti ant laiptų per 32 gimtadienį su raudona bliuskele. Ir tie laiptai ne šiaip, o su kiliminė danga. Reiškia, jeigu paslysi, gal net neprasiskelsi smakro, nes kilimais iškloti laiptai, išlovę ir į viršų. Sveikiname, Simona, tave su 32 gimtadieniu, linkime sulaukti
33. Tada Vudis tau sukurs dainą. Kaip 3x3, 3x3 yra 33. Blogai suskaičiavo, bet skamba gerai. Moteris svarbia tema moterims, atsiprašau. Biškis susimėdžiau, nes nuotrauk pažiūrėjau. Atsiprašau, toksai, man irgi. Toks žiūri. Moterims. Svarbia tema prabilus 50 metį čia yra. Mano klasiok 7 klasėje hujaviau atrodė negu šita 50 metį. Koftum. Renata, koftum. Atvira. Tikrai nesiruošiu to slėpti. Renata Delfijai Renata teigia, kad kiekviena raukšlelė veidą puošianti bėgant laikui. Tai tarsi graži istorija. Nei nuo jos, nei nuo savo amžiaus. Žinoma, moteris teigia nesistengsianti pasislėpti. Renata tikrai gražiai atrodote. Dar ji priduria, kad ji pripažino, kad vertybėmis, kurias dabar stengiasi įdiegti jai, pati kadaise netikėjo, kad gali įsidiegti. Tos vertybės, man atrodo, 3000 eurų kainuoja, kurias vis tiek kažkada reikės įsidiegti, jeigu jau norės būti tokia graži, kad mama. Pavardė tik tai juokinga ir kaptum. Žinai, kas ir kaptum, kai iš aukštai meti akmenį į vandenį, plokščiai taip įkrenta kaptum. Tai būna. Ir sako, Renata, kaptum. Ir kas čia metė akmenį į vandenį? Renata, čia tai kvietė. Kristina mes verčia naują lapą tarp raukšlelių. Ar čia ne? Ne. Jos asmeninėme gyvenime dideli pokyčiai. Iš 6 litrų merso persidu į 9 litrų mersą. Oi, kokie dideli pokyčiai. Nuo šiol, kaip kokia ubagė, važinėsiu, prisimersiu, prisikabinusi cisterną, kurią mano ispaniukas man prikabino. Tai gerai. Gamta. O dabar keliaujame į bundančią pavasario gamtą. Ir žiūrėkime, ką Lietuvos kaime, kur tyriausias oras, ką mums ten davė regionai. Kaip sakė, elitas, bet kaip sako Paluckas, regionai irgi svarbu. Štai ir einame. Nuoskaudų dėl, bet matys, kad ryte daryti fotosesiją. Nuoskaudų dėl LRT vis dar jaučiantis Tarasovai iki šiol nesuprantame kodėl. Tai labai paprastai pasakysim kodėl. Todėl, kad einat į šeimų maršus, kur šeimų maršuose visokie lipa vaitkai, penktakolonininkai į sceną, kurie garbina su sąjunga. O jūs būnate su jais kartu ant tos pačios scenos ir kartu susikibę rankelėm išpažįstate tas pačias vertybės. Tai todėl. Viskas. O šiaip pasilgome ir Viliaus baltų kedų ir aksominio balso, ir Violetos Ramūnę baltąją, ir Lelijo jos taip pat pasilgome. Čia bus narepas, čia bus pavasario gaigalo giesmė. Gaigalas yra dar žinomas Anties patinas. Na pataikai į ritmą, gali iškart pasakyti. Toks jausmas, kad ką tik nubėgo Iron Maną ir davė telefoną, imk, sako, kas, blėd, ir imk repuok. Sukame kairę, kur muzikus net negirdis, svarbu, kad tik perskaityt pavyktų, jau čia ir didelis pasiekimas. Šaunuolis tikrai. Pavasarį bus 4 egzaminai, kviečiu perlaikyti. O čia mes turime pirmoji liofilizuota moteris Lietuvoje, kuri atgavo drėgmę ir atgavo gyvybę. Ir dabar aiškina visiems kitiems, kaip reikia viską liofilizuoti. Pakuotė tokio dydžio, o sūrelis prasideda tik tai nuo čia. Nahui, tragedija. Tragedija tikrai. Aš turėčiau vyrą milijardierių ir pati būčiau milijardierė. Ponė, tikrai eičiau piktintis dėl sūrelių. Sakyčiau, pažiūrėkit, čipsų nusiperki, pakelis toks su čipsų va tiek. Į Strasbūrą juos paduok. Į Strasbūrą raselį. Įsivaizduot, va štai šita visa dalis yra visiškai tuščia. Aš parodysiu taip. Žiūrėk, galva žmogaus, akis, burna, o čia visiškai tuščia. Kaip čia suprast?
O, Donaldas ir kiti. Su priedais. Kaip žurnalas, kad būdavo Donaldą Meiželytį. Mariau, labas. Labas, Matot, Lopšelis darželis liepsnelė yra parašyti čia. Gal, Renaldai, aš tau paskubėjau apie 4 klasį pasakyti. Nes dar yra, žinok, renkama grupė, matau, Lopšelyje darželėje liepsnelė, kur tu irgi visai pritiktum. Spalvas išmoktum, raides, žodžius vienam sakinį bent 2 pasakyti. Laižė. Ką laižė? Laižė, kešu. Kaip sakai, Renaldukai? Skirt, man, nieko, upa. Net nenoriu jungti iš tikrųjų, kad nesugadinčiau savo nuotaikas, bet pajungim. Lopšelis darželis liepsnelė, štai tokį atsiuntė mums video. Oi, paaugusios moteris. Mes girdėjom, kad šiandien tau 30 ir mes pasirengusios visos, netgi mūsų gerbimoji vicemerė ir jos padėjėja, padaryti 30 pritupimų. Įsivaizduoja 30. Let's go. Ir... Neįsivaizduoju, kaip taip įmanom 30 pritupimų. Dabar žiūrėsim, kaip augusios moteris darželyje prakaituoja. Tautvydai Jokūbai, kaip sekės darželį? Atvažiavo tetą merę ir su auklėtoja darė pritupimus, nedavė valgyti. Darė pritupimus. Kaip Tautvydai Jokūbai buvo? Darė pritupimus. Tai nieks neprižiūrėjo. Nes padarė ir paskui visos gulėjo mūsų lovelėse. Va taip man atrodė vaikystėje matematika. Jeigu matematika turėtų veidą, aš taip įsivaizduoju matematiką. Labai reikalinga, bet baisi. Aš apie matematiką šneku, ne apie žmogų. Ar geriau paimti matematikos mokytoją ar hipnozę? Ir iš tikrųjų, jinai atsakė, kad hipnozė yra stipriau negu korepetitorius. Labai pritariu šitai mokytojai, hipnozė tikrai yra geriau negu matematika. Dar toks patarimas, jeigu vaikas vaikšto po virtuvę ir atidarinėja spinteles, lenda, amputuokit rankas. Amputuokit vaikui rankas tikrai ir tada užhipnotizuokit, kad jis turi rankas. Ir stalčiai bus tvarkingi, ir matematiką mokės, ir nekiš rankų, kur nereikia. Sporto naujienos. Oh my god, pasieniečius nustebino nelegalas pasienyje. Dokumentų neturėjo, bet blėt žino, kur eina. Pasiėmė krepšinio kamuolį. Va taip turi ateiti pas mus. Pasiruošę, su rekvizitu. Nelegalas Žilvinas Kerbelis. Visą laiką turintis kažką po ranka. Ta prasme, aš būčiau pasienietis, tikrai nusišypsočiau ir sakyčiau, pizdu, rasim kur nors tau Prienų Rūdupyje vietus, tikrai užeik. Tik tai vienas dalykas yra. Šitas žmogus turi labai aukštą krepšinio IQ, bet žinot ką daro? Lipa į sieną pastoviai. Ir šitas žaidėjas bus labai naudingas, nes labai gerai prasiveržia pro užtvaras. Ir labai gerai vagia kamuolį. Bet toks, kur pavogė, nebetiduoda. Viskas, pavogė į tau stils. Ne. Pista atgal per sieną į Baltarusiją stovi. Ugnis Kiguolis rašo. Šiandien per Kiguolis TV laidoje Riba Tomas Pačėsis. Diskutavome apie praeities ir ateities krepšinį. Vat būtų gynyboje Pačėsis, tokie kaip prieš tai, niekaip nepraeitų. Šiandien tiek sporte. Reklama. Kai užeini pas odontologą, o ten, sako, poni, jūs dantų neturit. Bogdanas Bogdanovičius dabar supranta, dėl ko čia tai. Žinai, kur jinai įeina, akis iškart plaukai ir žiūri į vieną. Ir visi tie protezistas, odontologas, chirurgas galvoja, kad čia juos. O ten Bogdanas tiesiog apnašas valo iš burnos su pirštais kažkam. Šiaip gera reklama Švento Jurgio odontologijos klinika, kad ir kur bebūtumėt. Orai. Iš šiaurės atkeliauja audringi orai. Štai kas laukia. Tai parodysiu.
Blet, kada tie orai pagerės. Noriu jau šašlykų kepti. Liepki mašiną, blet, lyja, taigi laukia. Nu kurva, nusipurtik, batus. Nu įleisk, blet. Nusuka, aina mato per aplytą langą. Kurva, tas padangas pasikeičiau vasarinis. Nu tu kurva, zvonkau. Viso gero Lietuva. Kaip visada, baigsime su muzikiniu kūriniu. Užeikite į vidų, sako, G-Lounge'as. Oho. Maladėts. O čia tai suprantu. Regionai irgi svarbu. Ir labai svarbu regionuose suteikti vietos ir pensininkams. Ir nesvarbu, ar jūs esate bibliotekininkas, o gal norėjote visą gyvenimą būti didžėjus. Pasvalyje jums visada atsiras vietos. Nes nebėra Giovanio pasvaly, liko laisvas didžėjaus pultas, tai galite eiti groti, kas norite. Ačiū, super. Super. Štai kodėl visas jaunimas taip nori būti didžėjais. Nes galėtų pabučiuoti direktorės pavaduotoją. Tai tiek būtų šiandieną iš manęs. Kas aš toksai? Aš turinį nesukuriu. Jūs, Lietuvos žmonės, viską mums duodate. Nuo valdžios žmonių iki elito. Nuo paprastųjų Lietuvos gyventojų iki orų pranešėjų. Ačiū, kad esate, ačiū, kad kuriate ir ačiū, kad filmuojate save ir dalinatės. Mums labai, labai reikia jūsų turinio. Nes kitaip būtų labai liūdna gyventi. Ačiū Seili, ačiū Vytautui. Nu ir laidelį buvo.